Tai mes sutikim, kad, pavyzdžiui, kai aš buvau jaunas, tai ten irgi vyko ugdymas. Ten visokie būreliai, pionieriai, taip toliau ir taip toliau. Bet tu grįždavai namo, tau pasodindavo mane, pavyzdžiui, prie stalo, papasakau, ką šiandien, kokių nesąmonių prisiklausai. Tu papasako ir tau per 10 minučių viską sustato į vietas. Ir taip aš esu toks, koks aš dabar esu. Bet kitas dalykas, mes neturim atimti galimybės iš tų žmonių, kurie nori savo vaikus į tą faršą leisti, atimti tokios galimybės. Čia yra pasirinkimo laisvė. Kitas dalykas, Lietuvoje dėja atsitiko taip, kad per tą virsmą ekonominių formacijų iš socializmo į kapitalizmą labai dažnai ne patys protingiausi žmonės disponuoja didžiausiais pinigais, ką mes turbūt puikiai matom. Ir būdami, tarkim, riboto išsilavinimo, jie pasikabins ant tų morkų, kurios bus pakabintos prieš tą asilą. Jiem bus sakoma, kad jie augina ateities lyderius, kad jie augina globalius žmonės, kurie valdys pasaulį, duos pavyzdžių, kas praėjo jų mokyklą, va tie visi makronai, čia makronai tai skliausteliuose. Ir žmonės nupirks su šito. Nes kiekvienas vaikas, kiekvienas tėvas savo vaikui linki pasiekti daugiau, negu jisai pats pasiekė, ne? Ir dabar čia atvažiuoja į Lietuvą žmonės, kurie aiškina, mes gaminam globalių lyderių faršą. Tai kuris tėvas nesutiks šito padaryti? Nes ten reikia turėti daug pinigų tose mokyklose mokytis. Bet tada atsitinka taip, kad jau eina per šitą vyją visą likusį gyvenimą. Po to universitetai prestižiniai su smegenų plovyklom. Ir paskui mes turim tai, ką turim. Bet tai žiūrėkit, tai visiškai nieko naujo. Tai ką jūs sakot, ugdymas, dar yra kitas labai geras žodis – indoktrinacija. Tai būtent švietimo įstaigos per amžius yra pasitelkiamos indoktrinacijai. Tai va, mano knygoje yra atskiras skyrius – jezuitai, universitetų kūrėjai. Žinome, kad prieš tai buvo jezuito mokyklos ir tebėra prestižinės, kur irgi kainuoja jas papulti. Ir žiūrėkit, tėvai tai daro savo norų ir dar susimoka didelius pinigus už tai. Tai va, pasižiūrėjau, kiek kainuoja patekti į šitą darželį ar mokyklą. Tai tėvai susimoka 10 mokesčių per metus nuo 8 iki 900 eurų į mėnesį. Plus visi tie krepšeliai ir valstybės darželiai dar ten daugiau gauna, ne vien krepšelis, bet ir savivaldybės dar moka už kiekvieną vaiką. Tai maždaug vidutiniškai vienas vaikas atneša šitą instituciją apie 1200 eurų į metus. Tai pagalvokit, tai mato vaiką ir mato 1200 eurų į mėnesį. Į mėnesį. Tu sakai per... Jo, aš atsiprašau, čia biškai ne tą skaičių. Tai gaunasi, kad per mėnesį visos tos įstaigos čiatas suskaičiavo, man yra apie 1700 vaikų, tai yra beveik 2 milijonai eurų į mėnesį. Tai austėjai paskaičiavo čiatas ir sakau, tai kiek jie lieka, apie 300? Ne, sako, apie virš 400 000 į mėnesį jie lieka nuo visos šios sistemos. Tai yra tikrai rimti pinigai ir kad atsikratyti tokios sistemos, kuri tau deda aukso kiaušinius, tai tikrai už 5, už 10 milijonų tikrai netiduos. Tai turės būti tikrai atitinkama suma, kad galėtų išeiti ankstyvą pensiją ir nusiplauti rankas ir savo gyventi savo gyvenimą lengvai ir prabangiai. Matai, aš manau, kad jiems ta pensija nelabai rūpi, nes jau jie apsirūpinę yra senai. Tai čia vienas momentas, nes... Pensija čia buvo kabutėse. Jo, reikia žinoti šitos šeimos šaknis, tai
Landsbergis, tai jau visi žino, ten Norvegų fondai ir kiti dalykai, o Austėjos tėtis yra Čijauskas, garsusis, kuris nacionaliniai žemės tarnyboje dirbo, nacionaliniai mokėjimo agentūroje. Nu, tai mes puikiai, ten Starkevičio geras bičiulis. Tai aš manau, kad ten pinigų užtenka šitai šeimai. Bet kitas dalykas, aš irgi bandžiau paskaičiuoti, pavyzdžiui, kiek toks verslas galėtų kainuoti. Tai ten sumos įvairios, ten nuo 40 iki 60 tūkstančių, bet Milijonų. Atsiprašau, milijonų. Mano šaltiniai visi sako, kad jeigu eina kalba apie tokią mokymo įstaigą paruoštą, tai jos vertė paprastai būna 30% didesnė negu bet kokios kitos įmonės. Kadangi visi supranta, kad čia yra perkamas ne daiktas, o sistema ir sistemos protai. Taip. Tai aš manau, kad šita šventoji šeima turbūt pabaigė savo misiją šitoj temoj, kur projektas, manau, buvo labai ilgalaikis ir dabar mums bus pateikta, kad tai yra eilinis verslo sandoris ir kad ateina prestižiniai kažkokie žmonės į šitą verslą. Tai mes esam kalbėję kitose laidose, bet tai daugiau mes kalbėjom apie sveikatos apsaugos sistemą. Tai būtent kaip paūmėjo visų tų privačių gydymo įstaigų ir visokių klinikų steigimas po visų COVID ir viską, ir kad irgi jas taikstysis didžiuliai investiciniai fondai ir korporacijos, kad nereiktų jiems ten patiems steigti ir kažkaip tai ir supirkinėti pamažu, tai jie perka jau tokias sukurtas didesnės sistemas. Ir tai yra daroma sąmoningai, nes, kaip esam kalbėję ne kartą, kad korporacijos jau taip išsiplėtė ir dabar, kai skaitmena plečiasi, tai viskas bus supirkinėjama, ypač tie aktyvai, kurie yra stipriai priklausomi nuo biudžetų, nes biudžetai moka tos krepšelius, moka visokius ir visos tos ir ligonių kasos ir viskas, tai yra pinigai iš biudžeto. Pažiūrėk, arba paskelbė kažkokią tai baisę pandemiją ir kas vyriausybės perka tam tikrus vaistus ir preparatus, o ne tai, kad žmonės turi patys pirkti. Tai yra lengvi pinigai korporacijom, kur nereikia lysti į gyventojų kišenės, o pačios valstybės apmoka korporacijom didžiulės sąskaitas. Taip, kad čia yra ateitis ir ne tik Lietuvoje, čia yra visam pasaulyje šitos sistemos propaguojamos ir tie didieji investiciniai fondai, konglomeratai viską supirkinėja į dešinę ir kairę ir jam nėra per didelės kainos, jas mokės ir milijardai. Ne, jie neturi kur dėti pinigų. Tai būtent. Problema yra, ką nusipirkti, o ne kur išleisti pinigus. O čia tu ruoši savo ateities klientą, priklausomą nuo tavęs visą gyvenimą. Tai yra nuostabu. Labai gaila, kad mūsų valstybė nesugebėjo suprasti nuo pat turbūt 90 metų, kad nacionalinis saugumas tai yra švietimas, o ne karo ministerija. Nes jeigu tu išaugini žmogų, kuris myli savo valstybę ir pasiruošęs už ją kovoti, tai tu ginklų jam bet kada gausi. Nors čia dabar pasakoja mums premjerai, kad čia ne Maxima, čia nenusipirksi tanko, niekam nereikalingo iš karto. Bet ką į tos tankus sodinsi, jeigu visi Egino salą išvažiuos? Tai vienas dalykas. O globalūs piliečiai, ką gins globalus pilietis? Kokią valstybę globalus pilietis gins? Save. Jisai gins save, o ne valstybę. O valstybė yra daug žmonių, kurie apsiginti negali dėl vienokių ar kitokių priežasčių.